Šiandien 2026 metai, birželio 10 diena. Ryt prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Bet mes šiandien kalbėsime ne apie tai. Pirma, sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontržvalgybą kanalą. Antra, šiandien kalbėsime apie tai, kaip Lietuva, ir tai rodo tam tikri požymiai, argumentai, faktai, kaip Lietuva po trupučiuką ritasi į diktatūrą, į diktatūrinį režimą. Kas vyksta? Kodėl? Tai pirmas dalykas, norėčiau paaiškinti, kaip apskritai tas dalykas bendrai ne Lietuvą paėmus, bet visas valstybės, juose visose vyksta tokie procesai. Tai yra labai stiprus procesai ir visuomenė, norėdama apsisaugoti, jinai turi nuolat būti budri ir nuolat jinai turi ir privalo veikti, kad apsaugotų save nuo valdžios, nuo savo politikų. Ir kitas dalykas, kad noriu pabrėžti tai, kad yra labai gerai kartais sustoti ir apmąstyti, o kas vyksta aplink mus, kas vyksta mūsų šalyje. Ne tik už savaitę, už mėnesį, už metus, bet už didesnį laiko tarpą, tai pavyzdžiui, už 10 metų, 20 metų, kur mes einame, link kur. Kodėl vieni įvykiai vyksta štai tokie, koks jų interesas, koks yra siekiamas tikslas ir kodėl kiti įvyksta kitokie. Taigi, šiandien bus pamąstymas apie tai, kaip valdžia, ne valdžia, o pasakykime taip, politikai su interesų grupėmis atiminėja iš visuomenės valdžią. Kokiu būdu tai daro? Nes kas yra valdžia? Valdžia tai yra teisė valdyti biudžetą, valdyti milžiniškus rautus pinigų, skirstyti juos taip, kaip norisi tau. Jeigu tu prie jų prieini, tai gyveni jau gerovės valstybėje. Taigi yra kova dėl šito biudžeto, dėl pinigų skirstymo. Ir tai yra labai svarbu. Tačiau pirmą, kaip sakiau, aš paaiškinsiu, kas vyksta, kad jūs geriau suprastumėte, ką aš noriu pasakyti. Dabar kiekvienoje valstybėje vyksta nuolatinė kova tarp politikų ir tarp visuomenės. Na, pavyzdžiui, kai visuomenė nusibosta, kas nors, tai jinai paima ir įvykdo revoliuciją. Kartais ta revoliucija būna kruvina, kartais ta revoliucija nebūna tokia kruvina, tačiau jinai išvaro valdžią iš jos užimamų postų ir įveda naują tvarką. Tai buvo Lietuvoje, kada Lietuva atkovojo laisvę ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, tai tiksliau nuo tos pačios Rusijos. Taip buvo. Ir tuo metu visuomenė, tai yra tauta, tuo metu nusprendžia, kadangi jinai jau valdžią paėmė į savo rankas, jinai sukurti konstituciją. Tai yra pagrindinės taisyklės, kaip mes toliau gyvensim, pagal kokią tvarką ir taip toliau. Ir toj konstitucijoje jinai numato tokias taisyklės, kurios gina juos, saugo tautą nuo įvairių pavojų. Vieni tie pavojai yra iš išorės, kurie vyksta, o kiti pavojai yra, kurie atsiranda viduje valstybės. Ir šitie pavojai paprasčiausiai tauta įvardyja kaip nusikaltimais, nes tik tai žmogus, kuris daro pavojingus veiksmus visuomeniai, tautai, jis yra nusikaltėlis. Tie nusikaltimai, kokie yra pavojingi, yra parašyti baudžiamam kodekse, labai aiškiai išdėstyti. Jeigu atsiranda nauji, juos galima papildyti, galima kitus išbraukti, tačiau tai sprendžia vėlgi tauta, kas tai yra per daiktas. Ir suteikia jėgos struktūroms, tai yra policijai, ten kaip Lietuvoje FNTT, STT, VSD, antram krašto apsaugos departamentui, suteikia galias tam, kad saugotų tautą nuo pavojingų veiksmų, jos pačios narių, kitų tautos narių, kitų asmenų, taip toliau.
Tai yra jėgos struktūros, kurioms suteikia didelės galias saugoti. Tai yra jų priedermė. Tai yra jų esmė jėgos struktūrų - saugoti tautą nuo pavojų. Kokių? Jie yra baudžiamam kodekse aprašyti. Ir taip toliau. Taigi jie įgauna tokias galias. Tačiau tauta puikiai suprasdama, kaip gali valdžia, politikai, tai jėgos struktūrų atstovai, perimti savo galias ir nuklysti ir pradėti veikti savo interesų naudai. Tai yra veikti prieš tautą, o ne tautos interesų naudai, o ginti nuo tautos savo interesus. Tuomet tauta sugalvojo, kad reikia konstitucijoje įdėti tokius gana stiprius apribojimus. Tai pirmas apribojimas kaip taisyklė, kaip principas, tai yra toks, kad privatus asmens gyvenimas yra neliečiamas. Kiekvieno asmens gyvenimas yra neliečiamas. Aksioma. Principas, kuris negali jokiais būdais pažeisti. Tačiau yra išimtis, taip pat, kad sako, taip, galima liesti, jeigu asmuo yra įtariamas daro nusikalstamą veiką, pavojingą visuomenę veiką, jį reikia sustabdyti taip toliau. Tačiau kas nusprendžia, kad tą veiką atlieka? Kas priima sprendimą? Kas įvertina, kad ta veika yra? Įvertina teisėjas, teismas, nešališkas, nepriklausomas teismas. Jis pasako, yra pagrindas kištis į žmogaus gyvenimą, rinkti apie jį informaciją, apie jo privatų gyvenimą informaciją, ar nėra pagrindo. Tai yra, ar yra duomenų, kurie rodo, kad žmogus vykdo nusikalstamą veiką arba ruošiasi tokią pavojingą veiką vykdyti ar ne. Tik teisėjas duoda leidimą jėgos struktūroms atlikti tokius veiksmus. Taigi, lyg tai viskas aišku suprantama, konstitucijoje tauta užtvirtino. Tačiau valdžia, kaip jau sakiau, ne valdžia, o taip, pasakykime, politikai, kurie turi šiuo metu galią savo rankose, kurie skirsto neva tautos interesams tuos pinigus ir taip toliau, jie bando perimti būtent jėgos į savo pusės struktūras tam, kad jos gintų ne tautos interesus, bet gintų jų esančius valdžioje, esančius ten, prieinančius prie biudžeto pinigų ir taip toliau. Ir kasgi vyksta Lietuvoje? Panagrinėkime, kasgi dabar darosi Lietuvoje. Tai pirmas dalykas. 2010 metais buvo pakeistas Valstybės saugumo departamento pakeista funkcija, pagrindinė, esminė funkcija. Tai yra atimtas ikiteisminio tyrimo teisė vykdyti ikiteisminį tyrimą. Atimtas ikiteisminis tyrimas. Ką tai reiškia? Kodėl tai yra svarbu? Svarbu yra tai, kad, pavyzdžiui, nusikaltimai valstybei arba nusikaltimai asmeniui, arba nusikaltimai turtui, arba nusikaltimai valdžios atstovams ir taip toliau ir panašiai, visi jie yra nusikaltimai. Šnipinėjimas, slaptos informacijos atskleidimas arba nutekinimas ir taip toliau, padėjimas priešo valstybei veikti prieš mūsų valstybės interesus ir visa kita yra nusikaltimai. Tai yra pavojinga veika. Tai reiškia, prieš juos reikia veikti. Reikia kovoti prieš šios nusikaltimus. O tam, kad kovoti, reikia turėti įrankį, ikiteisminį tyrimą. Tik jis padeda. Dabar, jeigu tu jo neturi, tai tu negali kovoti. Ir 2010 metais buvo priimtos toks įstatymo pataisos, kad iš saugumo atimė šitą įrankį ir pasakė, tu dabar stebėk, tu dabar žiūrėk, kas vyksta pasaulyje ir pranešinėk mums. Vyksta nusikaltimai, pavyzdžiui, VSD stebi ir praneša svarbiems asmenims. Kokiems asmenims, kur ten praneša, ar premjero, ar prezidento, ar dar kam nors, velniai žino ką. Taigi, VSD gauna užduotį kovoti su grėsmėmis, kurios kelia, su veikomis, kurios kelia grėsmę nacionalinio saugumui. Kas tai yra per daiktas nacionalinis saugumas? Tai niekas taip normaliai negali pasakyti, negali apibrėžti, kokia tai yra apimtis, koks veiksmas
į tai patenka, koks veiksmas žmogaus į tai nepatenka, kas priima galutinį sprendimą. Ir kada po šito įstatymo pakeitimo Valstybės saugumo departamento darbuotojai, pareigūnai važiuoja pas teisėją leidimo, nes yra įstatymas toks, gauti leidimą, jeigu nori sekti kitą žmogų, klausytis telefono, skaityti elektroninį paštą, brautis į jo namus, statyti blakes ir taip toliau, būtinas teisėjų leidimas. Teisėjas klausia, o tai koks pagrindas, ką jisai, kokį nusikaltimą daro. Saugumiečiai sako, jis nenusikaltimą daro, jis kelia grėsmę nacionaliniu saugumui. Ką tai reiškia? Kelia grėsmę, klausė teisėjas. Nu, pasižiūrėkit taip, kur parašyta, kur baudžiamam kodekse aiškiai įvardinta veika, kuri yra nusikalstama, pavojinga veika, kuri kelia grėsmę ir jūs turit sustabdyti. Nėra baudžiam. O tai kur yra? Niekur nėra. O tai kas sprendžiam? Mes sprendžiam. Arba kas jums pasako taip, arba kas nurodo jums taip, kad tai kelia ar nekelia grėsmę. Ir čia įvyksta ginčas tarp teisėjo ir tarp saugumiečio. Ir teisėjas juos pavaro. Eikit iš čia. Aš nepasirašysiu. Nes konstitucija yra parašyta, kad turi būti pagrindas. Asmuo turi būti įtariamas darant nusikaltimą arba ruošiasi daryti nusikaltimą. O čia nėra jokio nusikaltimo, nesiruošia. Ko jūs iš manęs norit, kad aš nusikaltimą padaryčiau? Ir saugumiečiai nusiminę, nepatenkinti, labai pikti išeina šio kabineto. Tačiau jie rado tuo metu išėjimą. Jie rado sprendimą, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Ogi reikia važiuoti į Šiaulius, pasirodo, ten yra teisėjas, kuris buvo KGB agentas, apie kurį niekas nežinojo, o saugumas žinojo, ir jisai pasirašinėja nekeldamas nereikalingų klausimų. Paima ir pasirašo. Tai aš nefantazuoju. Tai buvo Seimo laikinoji komisija sudaryta, ta komisija šitą teisėją kvietėsi, tas teisėjas liudijo ir jisai pats papasakojo, kaip viskas buvo ir kad pasirašinėjo. Šniūrais iš Vilniaus į Šiaulius, o kiek šį kilometrų tai yra ne 100 ir ne 50, tai yra kur kas daugiau, važiuodavo VSD, važiuodavo STT ir matyt kiti tam, kad gautų parašą, tam, kad gautų teisėjo leidimą sekti žmogų, rinkti apie jį informaciją, kištis į jo privatų gyvenimą. Nors tas žmogus jokių nusikaltimų nedaro. Taigi, šniūrais važiuodavo, kiek tai kainuoja pinigų. Tam iki to laiko, kol viskas nepaaiškėjo ir neiškilo skandalas, kada paaiškėjo, kad yra sekami žurnalistai, o žurnalistai nėra nusikaltėliai, bet kažkam tai pasirodė, kad jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, tai jie buvo klausomis, jie buvo sekami ir šitas iškilo į viešumą. Ir tada buvo atliktas tyrimas, išsiaiškinta, kad štai tokiu būdu jis KGB agentų buvo, reiškiasi pažeidžiamas, jeigu nepasirašysi, prarasi savo darbą, matyt, taip jam buvo pasakyta. Ir todėl jisai nenorėdamas turėti problemų, viską pasirašinėjo. Tačiau nežiūrint į tai, tų parašų reikia gauti dažniau, tuo labiau laikinoji komisija Seimo buvo atlikta, tas teisėjas daugiau nepasirašinėjo, o kiti teisėjai, surasti tokį teisėją nėra labai paprasta, kiti teisėjai gali paklausti ir klausė matyt, kad o kaip dabar, o kur pagrindas, o ką iš čia man kišat, o kodėl jūs norit sekti žmogų, kuris nedaro nusikaltimų ir taip toliau, o kas yra grėsmė, iš kuris ištraukite, kad tai yra grėsmė, ar jinai pakankamų lygių ta grėsmė nacionaliniu saugumui, iš kur jūs tai žinote ir neturi ką saugumiečiai paduoti, susiduria su problema, o kaip gauti leidimą. Ir matyt, atsirado sprendimas, tai yra antras faktas. Jeigu pirmas ikiteisminio tyrimo funkcijos panaikinimas atėmė dantis, atėmė įrankį saugumui ir sakė, tik tai žiūrėk, stebėk, rink informaciją ir informuok, tai antras dalykas yra tai, kad 2016 metais birželio mėnesio pabaigoje Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė įstatymo pataisas, kuriomis išplėtė žvalgybos struktūrų, tai yra saugumo, VSD galias sekti be teismo leidimo iki tam tikrų momentų.
tačiau suteikė. Jau nereikia važiuoti pas teisėją, reikės vėliau važiuoti. Bet prieš tai tu gali atlikti veiksmus ir sekti, klausytis telefono, daryti kitus veiksmus be teisėjo leidimo. Seimas tai prabalsavo, čia yra labai svarbus vienas momentas - laikas. 2016 metais, birželio 2 pusė, 22 dieną, ypatingos skubos tvarka, kai visi Seimo nariai sėdi ant čemodanų, nusipirkę bilietus į šiltus kraštus, į įvairias keliones, prasideda jiems, nors jie neturi atostogos. Ir jie laukia, kuo greičiau iš čia išvaryti. Viena mintis galvoje apie atostogas. O čia dar skubos tvarka, reikia kažkokį tai įstatymą priimti, reikia knistis, aiškintis dar 100 metų. Paėmė ir prabalsavo. Ir tokiu būdu, kur konstitucijai parašyta, kad turi būti teisėjo leidimas, jisai prapuolė. Teisėjo leidimo nereikia tam tikrais atvejais. O kokie tai atvejai, o čia yra kita kalba. Ir kas juos nustato, ir kas nusprendžia, ar tas atvejis yra toks ar netoks. Čia yra ne mano, ne jūsų ir nieko kito reiklas. Tai yra tik tai saugumo reiklas. Ir taip toliau. Taigi teisėjas, kuris reikalauja pagrindo, reikalauja, kad būtų teisėtai veiksmai, tai yra išbrauktas iš šitos procedūros. Einam toliau. Tuo metu, 16 metais birželio mėnesį, kaip žinote, čia būtina pabrėžti šitą dalyką, Lietuvos prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė, o premjeras buvo Algirdas Butkevičius. Kaip garbės pirmininkas socialdemokratų yra pasakęs, kad Butkevičiau, tugi visiškai nevaldai vyriausybės. Vyriausybė faktiškai valdo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Faktiškai vyriausybės vadovė yra jinai. Tai jinai tuo metu ir valdė. Ir taip ypatingas skubos tvarka buvo būtent priimtas šitas įstatymas. O priežastis pateikta labai paprasta. Kodėl jį reikėjo tokį priimti? Todėl, kad reikėjo kovoti su terorizmu, nes Lietuvai iškilo didelį grėsmė terorizmo ir jeigu nebus leista saugumui klausytis be teismo leidimo kitų žmonių pokalbių, rinkti apie informaciją privatų gyvenimą jų, gali įvykti teroras. Nukentės žala valstybei, žmonėms didelė ir taip toliau. Kaip pasirodė, jos nebuvo tokios grėsmės. Tačiau įstatymo pataisos priimtos. Kitas faktas. 2025 metų pabaigoje, gruodžio 23 dieną, taip pat atkreipkite dėmesį, kad laikas gruodžio 23 dieną, prieš pat Kalėdas, visi vėl ant čemodanų, ne tas galvoj, šventės, kas kur, kam kokį dovanėlę nupirkt, kur kas kaip važiuos, Seimo nariai, vėl priima įstatymo pataisas ir vėl toms pačioms žvalgybos institucijoms, saugumo ir krašto apsaugos operatyvinė tarnybai išplečia dar labiau, suteikia dar didesnės galias veikti, aktyviai rinkti apie asmens privatų gyvenimą. Ne tas, kuris daro nusikaltimą, ne tas, kuris įtariamas, bet tas, kurio veiksmai gali kelti grėsmę nacionaliniu saugumui. Aš jau aiškinau, kas tai per daiktas, niekas į šitą dalyką negali atsakyti. Ir tas pats teismas negali atsakyti. Ir tas pats saugumas negali atsakyti. Tai gali atsakyti, pavyzdžiui, prezidentas. Šiandien jam kelia veiksmai va tokio politinės partijos lyderio arba politinis visos partijos veiksmai, arba asmens, o rytoj kelia va šito asmens. Ir niekas nepaaiškins, kodėl jis taip nusprendė, ką jis čia galvoja, nes įstatymė nėra aiškiai apibrėžta. Taigi, buvo praplėstus 2025 metais. Čia dabar ne tik išplėstos leidimas duotas be teisėjo dar didesniais, platesniais arba dar atvejų tų atsirado daugiau, kada galime be teismo leidimo klausytis, bet taip pat galima įeiti į patalpas asmens, pavyzdžiui, jūsų namus, į jūsų butą įsibrauti be teismo leidimo, blakių ten pridėti be teismo leidimo, sustabdyti jūs važiuojant ar einant gatve, ar važiuojant automobiliu, tikrinti jūsų daiktus, galima dokumentus jūsų pati kištis, žiūrėti, kas pas jūs yra, ko nėra, be teismo leidimo. Labą dieną,
čionais į duris paskambins, mes čia atėjom patikrinti jūsų namų. Einam į jūsų darbo kabinetą, verčiam visus dokumentus, žiūrim, jūs sakote, kur kratos orderis, o mums nereikia, mums Seimas, jūsų atstovai suteikė tokią teisę. Taip gal, vėl buvo išplėstos žvalgybos institucijų galios, pažeidžiant konstituciją. Dabar toliau reikia dar paminėti, ir tai yra labai svarbu, kad 2015 metais buvo išplėstos kitos galios sekti žmogų, sekti jos finansus. Tai buvo padaryta banko sąskaitų kontrolė. Jeigu anksčiau institucijos įvairios VMI arba teisėsaugos gaudavo informaciją apie tai, kas atidarė sąskaitą, kiek atidarė sąskaitą, arba turėjo užklausti ir tau užklausti, pavyzdžiui, judėjimas pinigų, koks yra, o kodėl jūs to duometės, turėjo pagrysti. Ten vyksta toks tyrimas, nes mes įtariam, kad jie daro nusikaltimą, mums būtina tokią gauti informaciją. Tai dabar šito nereikia. Dabar koks likutis, kiek pinigų pervesta, kur pervesta, kiek gavai, kiek turi skolų, kaip tas skolas moki, laiku, nelaiku, visa šita informacija yra prieinama. Žmogus yra nuogas, atviras prieš valdžią, prieš jėgos struktūrą. Tas, kas valdo jėgos struktūras, tas faktiškai valdo viską. Tas, kas valdo informaciją, tas valdo viską. Šiuo atveju valdžia po truputį iš tautos atima konstitucinės teises ir kišasi ir braunasi į jo privatų gyvenimą. Negana to, dar yra kokios mintys mūsų valdančiųjų galvose. Ulbinaitis siūlomi įstatymo pataisos, apie jas nesustosiu, nes visi apie jas jau gerai žino. Čia esmė yra tokia, kad jeigu jūs viešai išsakysit mintį ir kažkas kitas, ne teisėjas, o kažkas kitas tą mintį įvertins, kaip jinai pavojinga, tai jūs gali susilaukti bausmės. Jūs gali susilaukti bausmė tai, kad jūs socialiniuose tinkluose nutrauks jūsų veiklą, jūs gali susilaukti bausmės, kad busite atleisti iš darbo ir jums vilko bilietas įteiktas, jūs galite susilaukti didelės finansinės baudos, jūs galite susilaukti laisvės atėmimo bausmės. Viskas tas yra grindžiama tuo, kad Jėzus tu mano, taigi didelė grėsmė iškilo Lietuvai. Rusai puola dabar. Rusai puola jau seniai, rusų žvalgyba dirba seniausiai, jūs eikite ir gaudykite šnipus, parodykite visuomeniai, kad juos pagaunat, kad išaiškinat, pažiūrėkite, kiek tų šnipų pagauna Lenkijoje, vos ne kiekvieną mėnesį iki 5 štukų, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, rusų šnipus, agentus, kurie dirba. Jiems nereikia papildomų galių. Jiems reikia tai, kad jie turi ikiteisminio tyrimo galias, jie turi įrankį, kuo kovoti. Ir kovoja. Ir jūs eikit kovoti su tuo. Ne. Čia reikia elgtis kitaip. Ir dabar ruošiasi pakeisti baudžiamo kodekso įstatymą ir numatyti, kad kai kurios mintys, o kokios mintys pasakys tas, kas yra valdžioje, yra nusikalstamos ir dėl to jūs turit nukentėti. O kurios nenusikalstamos? Tai štai jau tolyn žengiame link diktatūros. Ir negana to, ir vėlgi ta mintis vaikščiojanti Seime, valdančiųjų, tie, kurie atrinkti jūsų ir mano, jie siūlo, Vitalijus Gailius, Seimo narys, jis sako, LRT yra itin svarbi institucija nacionaliniu saugumui. Todėl jos vadovai turi pereiti saugumo patikrą. Jeigu saugumas pasako ne, netinka ir jie turi nepatekti ten. Jeigu saugumas sako taip, tinka ir jie turi patekti. Tas pats gali būti taikoma, pavyzdžiui, tas sąrašas, ne tik LRT, o Ignitis, pavyzdžiui, kodėl ne? Ignitis labai svarbi valstybė institucija, strateginė. Vėl visi vadovai, visi turi būti apsaugoti. Visiems turi būti suteiktas leidimas. Jeigu netinka, netinkamas, neprileidžiamas arba išmetamas, jeigu tinka, taip, visi turi būti pakabinti ant kabelio su leidimus dirbti su slapta informacija. Negali gauti, neįtim. Viskas atrodo lygtai gerai ir viskas yra tvarkoj. Grėsmė rusų žvalgybos veikla
prieš Lietuvą, jinai yra reali, tačiau su ją reikia kovoti, su ta realia grėsme. Ir čia problema yra tai, kad kas valdo tas saugumo struktūras, kas joms duoda tas užduotis, jeigu jos nesivadovauja baudžiamo kodeksu, jeigu jos vadovaujasi tik tai nurodymais, prezidento, pavyzdžiui, nurodymais, pažymų rašymų, stebėsnių, kas jiems nurodys, kas yra tas Jonas Jonaitis tinkamas užimti pareigas LRT ar netinkamas būti Ignitis vadovu. O kuris ir kaip spręsis? Va čia yra problema. Tai yra šališka, yra priklausoma institucija, kuri priims sprendimus, velniai žino, kieno įtakota. Štai čia yra didžioji problema. Taigi, mūsų išrinktųjų, mūsų valdžios atstovų buvimas šiuo metu, mintys tokios ir jau atlikti veiksmai, tie sprendimai, apie kuriuos aš kalbėjau, jie faktiškai buvo priimti vienbalsiai, beveik vienbalsiai. Tai rodo tai, kad mes einame link diktatūros. Na ir pabaigai. Tendencija, kaip sakiau, rodo, yra aiški. Kaip ten sako, Highway to Hell, AC/DC daina. Aiški, žingsnis po žingsnio, kas keletą metų yra siaurinamos tautos, žmonių, atskirų asmens teisės ir didinamos jėgos struktūrų arba esančių valdžioje asmenų galios ir teisės. Jie tampa valdytojais ir biudžeto, ir jėgos struktūrų, ir mūsų. Klaidingas tikslas. Jie pakeitė tai, kad, pavyzdžiui, tokios svarbios struktūros kaip saugumas, antras krašto apsaugos departamentas turi kovoti ne su nusikaltimais, kurie parodyti yra baudžiamam kodekse, bet su veikomis, kurios kelia grėsmę nacionaliniu saugumui. Jeigu nusikaltimai, aš jau kaip sakiau, jeigu nusikaltimai labai aiškiai ir konkrečiai apibrėžti baudžiamam kodekse, tai veiksmai, kurie kelia grėsmę nacionaliniu saugumui, yra visiškai neaiškus. Čia yra manipuliavimas. Kaip nori taip, kas yra valdžioj, tas ir pasakys, koks veiksmas yra keliantis grėsmę nacionaliniu saugumui. Rusijoje mes matome, net vaine, ne karui, yra grėsmė nacionaliniu saugumui ir žmogus sodinimas į kalėjimą. Vien tik už tuos žodžius. Ir viskas. Štai iki ko ateina, kada jėgos struktūros valdžia yra nekontroliuojama tautos. Klaidingas tikslas. Turi būti sugrąžintas saugumas į baudžiamą kodeksą. Ten yra straipsniai. Tai yra pavojingos veikos prieš mūsų valstybę. Saugumas turi ginti ne valdžios interesus, bet tautos interesus. Ta, kuri priėmė konstituciją, kuri parašė, kuri krauju iškovojo būtent šias teises. Kitas. Fiktyvios menamos grėsmės, apie ją aš jau kalbėjau. Apie grėsmės, kaip pirmą sakiau, 2016 metais buvo pabrėžiama grėsmė, kodėl reikia tą įstatymų pataisas priimti, kodėl reikia išplėsti galias, todėl, kad yra didelė terorizmo grėsmė. Dabargi aiškina tai, kad yra didelė Rusijos grėsmė, todėl reikia imtis tų išplėsti galias ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi yra manipuliavimas žmonėmis. Grėsmė yra. Ir jinai nėra jau tokia galingai didelė. Ją galima kovoti, įrankių yra pakankamai, tik jūs imkite ir darykite ir kovokit. Betgi ne, reikia priimti, reikia išplėsti galias, kad niekas nieko nežinotų, kas ką seka, kur seka, kokių veiksmų imasi prieš vieną ar kitą asmenį ir kodėl imasi prieš tų veiksmų asmenį, kad niekas nieko negalėtų nuteisti, o valdžia galėtų piknaudžiauti, kaip tik jinai nori. Tai tik dėl to tas dalykas yra daromas. Ir paskutinis, patys matote, įstatymų pataisos buvo priiminėjamos specialiai. Aš tai manyčiau, taip, aš to esu įsitikinęs, kad specialiai parinkus laiką prieš sesijos Seimo pabaigą. Vienas birželio pabaigoje, sesija baigėsi birželio 30 dieną ir Seimo nariai išsiskirsto, išvažiuoja visi, kas kur nori, ir gruodžio 23 dieną
2025 prieš Kalėdas, prieš sesijo galą, vėlgi Seimo nariai pasiruošę, net tas jiems galvoja. Ir tada jiems ypatingas skubos tvarka pakešimas įstatymas ir jisai priimamas labai greitai. Taigi, kelias į diktatūrą. 4:0 šiuo metu, taip galima pasakyti. Funkcija ikiteisminio tyrimo atimta. 2015 bankų sąskaitos kontrolė prileisti prie visų judėjimų pinigų. 2016 metais yra išplėsta galia be teismo leidimo sekti. 2025 metais be teismo leidimo sekti, kištis į žmogaus gyvenimą, tikrinti jo daiktus, daryti, įeiti slaptai į jo patalpas, vienu žodžiu, vėlgi apriboti asmens teises be teismo leidimo, tai yra ne. 4:0 plus 2 Ulbinaitė ir Vitalijos Gailiaus mintys apie tai, kaip dar labiau suvaržyti tų žmonių gyvenimą, yra, aš sakyčiau, pavojingus mums, mūsų tautai. Taigi, nežinau, ar aš aiškiai išaiškinau jums apie grėsmę mūsų tautai kylančią iš vidaus, apie tą kovą dėl galių, dėl biudžeto valdymo tarp tautos ir valdžioje esančių politikų ir biurokratų, kurie dabar perima tas galias vis didesnės savo naudai ir siaurina mums, mūsų teises. Gal išaiškinau, gal supratote, o jeigu supratote, tai tada reiškia, aš savo darbą padariau. Ačiū visiems uždėmesį, ypatingai ačiū tiems, kurie dedate patiktukus, komentuojate ir iki kito karto.